Kodėl Dievas leidžia blogiems dalykams vykti pasaulyje? Tai vienas iš labiausiai gluminančių klausimų daugeliu žmonių ir šiandien pakalbėkime apie tai. Tad šiandien yra 20 diena mūsų gavėnios kelionėje, jau pusę kelio įveikėme šioje 40 dienų kelionėje ir šiandienos temą labai gerai iliustruoja Jobo istorija. Tai yra viena galingiausių Biblijos knygų apie kančią, tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu. Ir jo istorija yra kokia? Jobas buvo teisus žmogus. Taip pristatomas kaip nepriekaištingas ir teisus žmogus, kuris bijo Dievo ir vengia blogio. Jis yra labai turtingas, turi didelę šeimą ir gyvena palaimintą gyvenimą. Bet tada šėtonas meta iššūkį Jobo tikėjimui. Danguje šėtonas sako Dievui, kad Jobas garbina jį tik todėl, kad yra palaimintas, kad viską gauna. Jis teigia, kad jei Jobas viską praras, jis ims keikti Dievą. Dievas leidžia šėtonui išbandyti Jobą, tačiau Jobos gyvybės liesti negalima. Ir kas atsitinka? Jobas praranda viską. Per kelias nelaimės Jobas praranda visus savo gyvulius ir turtą, visus 10 savo vaikų ir vėliau net ir savo sveikatą, kai jo kūną padengia skausmingos votis. Bet nepaisant visos tos kančios, Jobas pasako, viešpats davė, viešpats ir atimė. Te būna viešpaties vardas palaimintas. Ir būtent net Jobo draugai bando paaiškinti jo kančią. Ir jo 3 draugai ateina jo paguosti ir jie tvirtina ką? Kad kančia visą laiką yra bausmė už nuodėmę. Jis sako, tikriausiai tu kažką padarei blogai, kad užsitrauktum Dievo rūstybę, taip? Ir Jobas laikosi savo nekaltumo ir bando suprasti, kodėl teisingas Dievas leidžia tokią kančią. Ir tada normalu, kad Jobas ką daro, jisai klausia Dievo. Jobas išlieja savo skausmą ir sumišimą. Jis niekada neprakeikia Dievo, tačiau klausia apie Dievo teisingumą ir trokšta galėti pateikti savo bylą prieš Dievą. Kodėl tu leidi tokiem dalykam vykti mano gyvenime? Ir galiausiai Dievas prabyla Jobui iš viesulo. Užuot paaiškinęs kančios priežastį, Dievas užduoda Jobui daugybę klausimų apie pasaulio kūrimą ir visatos tvarką, parodydamas, kad jo išmintis ir galia yra daug didesnės už žmogaus supratimą. Tad ir pasižiūrėkime, kągi viešpats pasako Jobui. Tad iš Jobo 38 skyriaus. Tada viešpats kreipėsi į Jobą iš audros. Jis tarė, kas yra tasai, kuris temdo mano užmojį, kalbėdamas nieko nesupratęs? Susijuosk diržus trienas kaip vyras, aš tavęs klausiu, o tu man atsakyk. Kur buvai, kai dėjau žemės pamatus? Pasakyk man, jei išmanai. Kas nustatė jos matmenis? Tikrai tu žinai. Argi kas ištiesė ant jos matavimo virvę? Į ką buvo jos šulai įleisti? Ir kas padėjo jos kertinį akmenį? Kai draugė giedojo rytmetinės žvaigždės ir visi dangaus gyvūnai net šaukė iš džiaugsmo. Arba kas uždarė jūrą už durų, kai ji prasiveržė iš žemės gelmių, kai apdengiau ją debesų apdaru ir suvyščiau tiršto rūko vystiklais, kai padariau bangų mūšą jos ribomis ir įstačiau duris susklaščiais, tardamas, iki čia ateik, bet ne toliau. Čia tavo galingos bangos suduš. Argi kada nors savo gyvenime esi įsakęs, kad aušra ateitų ir diena prasidėtų? Argi esi įsakęs, kad aušra paimtų žemę už kampų ir iškratytų iš jos nedorelius? Žemė pakeičiama kaip molis po antspaudu ir nudažoma, tarsi būtų drabužis. Nedoreliai nustoja savo šviesos, palūžta pakeltoji ranka. Argi esi įėjęs į jūros šaltinius, vaikščiojęs po bedugnės gelmes? Argi buvo tau atvertos mirties duris, ar matei Šeolo vartus? Argi išmatavai žemės plotą? Jeigu visą tai žinai, pasakyk man. Kuris kelias veda į šviesos buveinę, kur yra tamsos vieta? Kad galėtumei nusviesti jas į jų valdas ir parodyti joms takus į jų namus. Tikrai tu žinai, nes ten kadaise gimiai ir tų tavo metų skaičius apstus. Argi esi kada nors įėjęs į sniego sandėlius, ar matęs krušos išteklius?
kuriuos taupau nelaimės metui, puolimo ir karo dienoms? Kaip rasti kelią į vietas, iš kur siunčiama šviesa, ar iš kur rytis išsiskirsto po žemę? Kas iškirto griovį lietaus rautams, kelią perkūnijos debesiui, kad palytų žemėje, kur niekas negyvena, dykumoje, kur nėra jokio žmogaus, kad pasotintų vienišus tyrus ir žemę įželdintų žolę? Argi lietus turi tėvą, argi rasos lašai buvo pradėti kaip vaikai? Kas yra ledo motina, kas pagimdė dangaus šerkšną? Vanduo tampa kietas kaip akmuo, bedugnės paviršius užšąla. Argi gali surišti sietyno grandines ir atrišti šaulio diržą? Argi gali išvesti laikui atėjus žvaigždės ir parodyti kelią grįžulo ratams ir palydai? Argi žinai dangaus skliauto įstatus? Ar gali padaryti, kad jie valdytų žemę? Ar gali pakelti balsą debesise ir apsigaubti audros vandenimis? Ar gali siųsti žaibus pagal užduotį? Ar jie tau sakys tavo paslaugoms? Kas pasako Ibisui, kada Nilas patvins? Ar gaidžiai praneša, kad bus lietaus? Kas išmintingai suskaičiuoja debesis, išpila dangaus vandens ąsočius, kai žemės dulkės sukietėja ir grumstai sulimpa? Ar gali sumedžioti grobį liūtei, ar numalšinti jaunikliui alkį? Kai jie tykoja savo urve, ar guli pasalom savo lindynėje, kas aprūpina varną penu, kai jos jaunikliai šaukiasi Dievo, žiodami alkanus snapus? Ar įdomu? Jobas pasiskundžia, kodėl taip neteisingai, kodėl tu leidi tokiem blogiem dalykam vykti, ir ką Dievas pasako? Jis užduoda klausimus ir parodo, kad galbūt ne viską tu supranti. Ir tai yra pavyzdys, kad mūsų žmogiškas protas ne viską supranta apie dievišką planą. Atsimenu, vienas žmogus davė tokį pavyzdį. Sako, aš galiu atsivesti savo šunį į biblioteką ir ta šuo mato aplinkui visas knygas, kuriuose yra visos pasaulio žinios, visa pasaulio informacija. Bet ar ta šuo supranta visą tą informaciją? Ar jisai supranta visas tas idėjas vien dėl to, kad jisai mato tą biblioteką ten atėjęs? Tikriausiai ne. Lygiai taip pat ir mes matome mūsų supantį pasaulį, bet galbūt ne viską suprantame, kaip ta šuo ne viską supranta į biblioteką atėjęs. Galbūt mes ne viską suprantame, koks yra Dievo planas ir dėl ko reikia, kad viskas vyktų taip, kaip vyksta, nes yra galbūt kažkas užslėpta, kažkas didesnio, ko mes suvokti negalime. Kaip šuo negali suvokti, ką reiškia tos knygos ir kokia informacija ir kokios žinios yra tose knygose, taip ir mes galbūt negalime suvokti pilnai, koks yra Dievo planas mums ir šiam pasauliui.